tai tu pusėje. Kronus. Ne, tai toliau, už tų bedžių. Laivė. Kiti medė. Laivė. Šabakštyną, ar atolėje neėmė, tai šabakštyną. Pakraščių. Nu, kas už pakraščių? Slaitoks. O kas už laitoką? Žolėlį. O kas už žolėlis? Vabalėlis. Vabalėlis. Apvadina save į veitą. Žolyną. Ne, už savo vardą. Kaip? Ne. Nežinau, gal lektorius per paskaitą ir atskleis. Nes lektorius turi palaukti visų žmonių, o ne vienam atsakinėti klausimus. Naudojau sprogą. Ne gal teko. Kiti neišgirs, paskui nesupras, reikės antrą kartą sakyti. O lektorius ne koniks, pamokslų nekarto antrą kartą. Kad žodė įdomu. Šiek tiek surimtėkim ir jokais, bet kaip reikia vertinti mūsų mitologiją. Tai žmonės čia, kadangi vienas iš Aukštaitijos yra iš įvairių vietų, kiekvienam krašte tos mitologijos yra skirtingos, sakykime, pasakojimai, bet dažnai turi tą patį motyvą, kuris būdingas yra, atspindi mūsų tą baltišką, sakykime, kultūrą, nes mes įsidėstę ne tik vakarų Lietuvoje, bet ir rytų Lietuvoje. Tai mitologiją galima vertinti dvejopai. Sukurtus žmogaus pasakojimus kaip kažkokias pasakaitės, kurios nieko bendro neturi su realybė. Ir tokiu atveju yra. Arba mitologija gali būti vertinama kaip tam tikros nuorodos, tam tikri palikti pėdsakai arba užšifruoti dalykai, kurie nuveda į tikrus objektus arba tikrus įvykius. Tai kitaip tariant, mitologiją nereikia ją iškart nurašyti, spjauti ją, kad čia pasakaitės kažkokias. Tai pamatysim, mūsų žygio metu aš pasižiūrėjau, labai geras, dėkingas yra žygis dėl to, kad bus ir to, ir to. Tai pavyzdžiui, dabar šičia yra, ar ne, laumės kūlis, automatiškai, kodėl jisai taip užvadintas. Ir atseit padavimas yra, kad jis buvo atvilktas iš ten ir numestas čia, naikinant pagonybės pėdsaką. Ir atseit ant jo aukodavo aukas. Tai jau yra pramanas, todėl kad ant tokių akmenų niekas nieko neaukojo. Akmuo aukojimo atrodo visai kitaip, jis turi dubenį, kuriame liedavo skysčius. Ugnies niekada ant akmenų nekūreno. Ir mūsų protėviai kuršiai niekada neturėjo aukurų, tokių kaip mes matom dabartiniai vaizdai, kai iš akmenų pastatytas toks kaip sampilas, kaip kažkoks vamzdis, cilindras, ar kaip ten be pavadintum, pavadintas aukurų ir jame dega ugnis. Čia ne mūsų. Čia yra iš tarpukario perimta blogoji praktika. Todėl, kad tarpukariu buvo labai mažai tyrimų archeologinių, duomenų labai mažai. Šventviečių tyrimų, kuršių pavyzdžiui, apskritai yra labai nedaug. Ir žmonės nusižiūrėjo antikos vaizdinius. Ir paėmė iš antikos, ten buvo tokie. Iš antikos paėmė ir reiškia ir prasideda ta aukurų statymo manija, net Palangoje, irgi labai įdomus atvejus yra Marijos, reiškia, skulptūrėlė, Lurdas, grota ir šalia pagoniškas aukuras. Toks supiltas ir net nuotraukos yra per Vytauto Didžiojo mirties metinės 30 metais. Krikščioniškam objekte Vaidilutės aukoja aukas į aukurą. Fain. Ir tą vaizdinį nusižiūrėjo dabartiniai tam tikri, sakykime, kaip čia pavadinti, interpretatoriai mūsų baltiškų tradicijų ir ne tai buvo. Kuršiai turėjo dviejopus, sakykime, daugiau aišku buvo ir vandenį aukojimų, bet pagrindė tai buvo kompleksas sudarė aukojimų, apeiginis akmuo skirtas skysčiam, alui, midui, kraujui, paaukoto gyvulio apeiginio. Tai yra išgremštas arba kartais netgi išsuktas dubuo. Kuršių dubenis būdavo su plokščiu dugnu. Mes tokių čia nepamatysim, bet jų yra ir prie Kretingos muziejaus. Tai va. Ir šalia to akmens visada tai rodo šventvečių tyrimai. Šilalės apeiginė vieta, Skaudalių tyrimai, ta prasme, čia yra tų jau tyrimų normalių. Būdavo kaip tik atvirkščiai, įgilinta laužavietė. Tai būdavo kažkur 2 metrų skersmens arba 1,5 metro, reiškia, laužavietė iškasta ir išgrįsta akmenimis. Ir dažnai netgi iš to paties akmens, iš kurio padarė tą cilindro formos, reiškia, aukojimo akmenį su dubeniu. Tai va tokie tyrimai ir šaukliuose yra lygiai tas pats. Tai nebuvo tokių supiltų ant paviršių. Ir čia tie žmonės, kurie tai daro, dabar netgi mėgsta
Pritemti galima bet ką ir dramblį paversti musę, jeigu norėsi ir būsi geras demagogas. Net sumastė, kad nuo žodžio aukštai, nuo to kilo žodis aukuras. Wow. Ne nuo auka. Mums aukurai visą laiką asocijuoja su ugnim kažkodėl. Bet tai yra nuo žodžio auka. Aukojimai ir būdavo, sakykime, alų, midų nulėti. Tai vat, akmuo ir ugnis tai yra nesuderinami dalykai. Todėl, kad ugnis įkaitina akmenį, akmuo šala, lietus užpila, dar kažkas ir jis skilinėja. Tai kitaip tariant, sugadinsi, naikinsi savo paties aukojimų vietą. Tai čia tas pats, kas krikščionis ateitų ir per kiekvienas mišias su kirviu altoriaus biškį iškapuotų. Tai anksčiau ir vėliau tas altorius sugrius ir nebus kur aukoti. Tas pats yra su akmenim. Tai būdavo įgilintos laužavietės specialiai. Ir jos niekada nebūdavo valomos, tai vat irgi atskirdavo. Ypatingai dideli arba kažkokie, sakykime, skirtinės formos akmenys. Jie dažnai būdavo mitologizuojami vien dėl savo formos, nes na jie įsiskiria. Bet neretai, pavyzdžiui, vat, akmuo gali būti ir dažnai tai būna, kad akmenys, tie, kurie turi mitologinį šleifą, yra šalia realių kažkokių objektų. Tai va čia yra superinė vieta, aš iš pradžių galvojau, kad aš čia neturėsiu ką pasakoti, nes čia yra parašyti Laumis Kulis, ant jo pagonis aukas, aukodavau viskas. Viso gero. Dabar jau eitumėm atgal, jau būtumėm į viršų. O mes dabar susidūrėm su labai įdomia situacija. Kuršių mitologija yra ir laidosenos tradicijos, sakykime, kaip jie laidodavosi. Kuršių pasaulyje, tai yra dar nuo anksčiau prasidėję, bet visada upelis, vandens telkinukas kažkoks, dažniausiai upelis, būdavo skiriamoji riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Tai aš dabar stoviu nei ten, nei ten. O ten būčiau mirusiųjų pasaulyje, nes klausėt, kas ten. O ten yra kapinynas. Ten yra Laivių kapinynas, tai yra antras pagal dydį žiauriai turtingas su išskirtiniam įkapiam kapinynas, kuriame laidojasi, o ten yra Laivių piliakalnis, ant jo eisim. Tai va, ten gyvenę žmonės ir apskritai visi kuršių kapinynai visada yra už upės. Štai iš kur pas mus atsirado žodis iškeliavo anapus, į kitą pusę. Tai būdavo simbolinė atskirtis tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių, kad anie netrukdytų šitiem. Tai va, ir iš esmės, tarkime, tas akmuo atsiradęs tokioj vietoj, natūraliai atridentas ledyno, melioratoriai jo nelietė, nes išgabenti sunku, jis būtų jau senai suskaldytas, kalda paverstas. Tai faktas, išsirinko kažkokį va tokį akmenį įspūdingesnį, taip įspūdingas jisai. Ir va tokioj vietoj tarp piliakalnio ir kapinyno esantis akmuo ir dar upelėje, nu jis prašosi dėmesio ir va dėl to buvo sukurtas, sakykime, tas Laumės Kulio pavadinimas. Bet akmenų va tų funkcija tarp laidosenoje labai, jinai prasideda dar anksčiau. Tai mes paskui, kai būsime Žvainių pilkapinė, tai man neleis reikštis per daug, tai aš čia pasakysiu. Labai įdomu yra, kad akmenys naudojo laidosenoje. Tai žydai ir iki šiol, pavyzdžiui, neša akmenukus padėdami kaip atminti. O mūsų protėviai viskas prasidėjo bronzos amžiuje, tai yra pirmajam tūkstantmetyje prieš Kristų, kai jie pradžiai laidodavosi urnose, tiesiog į žemę, sakykime, 8 amžius prieš Kristų, o paskui pradėjo piliakalniai, čia pilkapiai atsiranda. Tai pilkapiai, jie būdavo ankstyviausi, pavyzdžiui, 6 amžiaus prieš Kristų. Yra Egliškių Andulių komplekse prie Kretingos, kur Kretingos pilis stovėjo, ten toks pilkapinas, tai ten yra vienintelis visoje Lietuvoje atidengtas pilkapio dugnas, kur yra daug akmenų ratų. Padaro pagrindą daug akmenų ratų, mirusį palaidoja per viduriuką. Visą litrą pelenų, reiškia, su kauliukais surinko archeologas, be įkapių, be nieko. Ir ant viršaus supila tą sampilą, milžinkapį, kaip sakant, pilkapį. Kam tie akmenys buvo naudojami, nes labai daug versijų gali būti, nes akmenys reikia tysti, tai yra darbas. Dabar tai geriausia yra iš vis, ta prasme, duobutę iškasė į urną palaido ir viso gero, gelytėm apsodinai. O dabar nešti. Žmonės įvairiai interpretavo, sako, gal kiekvienas bendruomenės narys po vieną akmenį atnešdavo, tai sakau, sakau, tu žiūrėk, o tokį akmenį kas atnešė, o kas kumščio dydžio, sakau, tai čia pagal ką, pagal statusą, sakau, nu nelabai išeina. Kiti reiškia ten dar kažkokių dalykų. Bet jeigu vyresnioji karta tikrai matė filmą Baubas, pagal Gogolį, tai atsimenat, ką Choma, ukrainietis, savo hutorę darė, pirmas 2 naktis ir 3 nepavyko. Ratą apsibrėžė. Apsisaugodamas nuo prisikėlusios raganos, reiškia, varliai, vienos gražiausių moterų turbūt. Tai žodžiu, aktorės. Tai čia ir yra apsauga nuo mirusiųjų. Tai tas akmenų vainikai, pas kur reiškia, iš tų sampilų
jau po to gaunasi, kad daug ratų iš pradžių buvo. Paskui 2 amžius, 3 prieš Kristų, lieka tik 2 ratų, 2 ratas aplink pilkapį, vidų jau nebedaro. Po to labai įdomu, 1-4 amžius pas mus vakarų Lietuvoje dingsta pilkapiai. Va čia yra irgi įdomu. Mes turėjom pilkapius žiauriai trumpai, praktiškai 600 metų viso labo. Aukštaitijoje iki šiol yra 13 amžiaus pilkapiai, tai ten 40, 50 išlikusių. Va kodėl mes neturim tų pilkapių tiek daug, kad parodyti. Ir po to atsiranda vienas toksai kaip ratas pilkapis, po to jie dingsta ir romėniškam laikotarpyje, va irgi kaip gražu, jie laidojasi žmonės apsidėdami savo kapą akmenim. Vienas ratas. Bet kas yra dar labai įdomu, kad kai atidengia archeologai visą kapinyną, tu pamatai labai įdomų dalyką, kad mirusieji laidoti, rate vienas žmogus, o dabar mūsų konkurencija netgi yra kapinėse. Vienas pasistatė antkapį, kitas dar mandresnį šalia, gėlytėm konkuruojama, yra ten tvorom apsitverti savo kapą, savo šeimos kapą, kad tu kaimynė iš šono, čia žodžiu, kad tik tais mes tapome individualistais, nes mūsų labai daug. Anksčiau žmonių buvo labai mažai ir tie visi, kurie stovėt 80, galimai galbūt tai sudarė, pavyzdžiui, laivių bendruomenę, visą. Su vaikais, su viskom, nes to žmonių buvo mažai tada, ten gal čia, gerai, 150 gyveno. Kiekvienas žmogus buvo vertybė, labai didelis mirtingumas, mažas gimstamumas, lygos, jie gyvendavo, pavyzdžiui, kuršiai 40 metų, kem 5 metai, va toks vidutinis amžius buvo. Mažesni, 1,80 m, tai aš jau galėčiau būti krepšinio aikštelėje centro poziciją užimti. Aukščiausias kuršių, kurie suradęs, pavangoja 1,80 m. Tai tie žiedai būdavo prijungiami vienas prie kito. Ne atskirai, o sujungiami. Kaip korys. Kas gaunasi, kad buvę gyvi, jie gyveno bendruomeniai. Ir jie liko bendruomenėje net mirę. Nes jie vienas su kitu susiję. Kapas prie kapo prijungti žiedais iš akmenų. Tai mato, tas akmuo jisai turi ir tokių įdomių rakursų. Tai tas laidosinas dalykas. Dabar šitas akmuo, tai sakau, takoskyra. Ir tas dabar kodėl už upės? Todėl, kad vanduo visada buvo nuo akmens amžiaus tarpininkas tarp dieviškų būtybių dangaus, dausų ir žemės. Kodėl? Pasitelkim logiką. Dabar mes esame ant žemės, upė turi dugną, mirusių pasaulis, o tarp žemės ir dugno, tarp žemės ir dangaus yra vanduo. Tai dėl to į vandenį aukodavo. Tai ir tas vanduo iš tikrųjų jisai būdavo ta tarpinė tokia kaip, aš nežinau, kaip mediatorius, kuris skirdavo mirusių ir gyvųjų pasaulį. Tai kuršių visi, sakau, kapinynai yra už vandens telkinio. Ir sakau, tų įdomybių yra pakankamai daug. Dabar tas akmens, dar kas yra įdomu, tas vaizdinys. Žmonės anksčiau neturėjo Wikipedijų ir negalėjo pasiskaityti, kad taip, čia Skandinavijos kilmės visi mūsų akmenys yra iš Šiaurės Rusijos ir Skandinavijos. Jie nesuprato, iš kur jie. Tai dėl to mes turim labai daug su akmenim susiję. Kas yra įdomiausia? Akmuo turi labai daug sąsajų su dangum. Ne su žeme, o būtent su dangum. Nes anksčiau buvo tikėta, kad dangus yra plokščias akmeninis. Ir kai juo rieda perkūnas su savo vežimu, akmenys dunda ir tada griaudėja. Kitas dalykas, jie manė, kad akmenys yra iš dangaus nuleisti. Ta prasme, vėlgi tam tikra kažkokia tarpinė, kažkokia toks dalykas, sakykime, kuris sieja tuos gyvuosius su dievų pasauliu. Ir daug nereikia čia mąstyti, pasakymai, vėlgi, perkūno kulka. Kas tai yra? Belemnitai, moliuskai su akmenyje, kurios randa laukuose. Nes palydavo, po lietaus geriausiai atidengia viskas arimuose ir tie belemnitai atsiskleisdavo ir paprasčiausiai žmonės manydavo, kad čia yra iš dangaus nusileidę. Kai žaibuoja, tai perkūnas reiškia skaldo ir tie kulkos reiškia su akmeniniai, reiškia skirveliai, kurios neolitiniais laikais naudojo. Tai aš specialiai netgi pasiėmiau parodyti, kad būtų įtaigiau. Irgi akmuo tiesioginę sąsają turi su perkūnu. Ir tai, sakau, yra labai įdomu. Kas nematė, tai čia yra iš kito krašto, man padovanojo, tai va. Atsitikus. Ne, čia ir plastikinis 3D pagamintis. Atsinešiau į ekskursiją. Iš plastmasės.
apdaužytas, jis turėtų būti lygus kaip kiaušinio lūkštas. Na, bet Berazumis su juo riešutus skaldė ir vinis skalė. Tai va taip elgiamas yra su artefaktais. Tai gerai, kad bent pas mane pateko, dabar bent edukacijai jisai dirba. Tai va, sakykime, šitie akmenys irgi būdavo kirveliai neolitiniai, tai jam 5000 metų. Jos vadindavo, pavyzdžiui, perkūno kylius. Yra kylius. Kylis laivo yra, tai čia kylį primena. Pervalkoj buvo vienas kuršininkas, kuris su juo net gydydavo. Tai va, yra tikra istorija užrašyta iš tarpukario, kai žmogus žurnalistas nuvažiavo ir iš tikrųjų jį nuvedė pas tokį, papasakojo tą istoriją ir tas dėdukas, reiškia, jį laikydavo skrynelį, radęs buvo kur? Kopose, nes labai daug kuršinerijoje buvo akmens amžiaus gyvenviečių, jų yra priskaičiuota apie 100. Per visą kuršineriją archeologai 19 amžiaus pabaigoje rado, tai buvo laikinos jos, tai jie vienoje vietoje pagyvendavo, paskui kitur persikildavo, paskui vėl grįždavo ten, žodžiu. Tai nereiškia, kad vienu metu 100 gyveno, 100 gyvenviečių. Tiesiog vienu metu galėjo būti ten 10-15, bet jie tiesiog kaitaliodavo vietas, naujas įkurdavo. Ir va, tų labai daug artefaktų, tai žmogus rado, bet va, perkūno kylius pavadino. Laikydavo dėžutėj ir pas jį ateidavo moteris ir vyrai gydytis. Ateina, ypač būdavo lyga rožė, tokia, žinot rožę? Tai yra odos lyga, kaip paraudonoja oda, tai reikėdavo tą vietą patrinti, bet vyram vienu galu, o moterim kitu. Aš iki šiol neįsiaiškinau, kuris vyriškas, kuris moteris. Čia gali tep žiūrėti. Tai va, tai žodžiu, vėlgi tas perkūno kylius, na ir tas perkūno motyvas vėlgi, matot, viskas siejasi su dangum. Tai čia iš tikrųjų va, reikia tą atsiminti, kad akmenys jie ne su žeme, ne su chtoniniu pasauliu susiję, mūsų mitologijai, o labiau sėtini yra su dangaus skliautu, kuris, nu, jie taip manė, kad buvo akmeninis, nes tos kilmės tikrosios jie tikrai nežinojo.